Sveiki. Šios dienos komentaras – kuo pavojinga bevaldystė kultūros ministerijoje. Kviečiu rimčiau pažvelgti į susidariusią situaciją, kai formaliai kultūros ministerija vienintelė tokia visoje vyriausybėje veikia be ministro ir be visos politinio pasitikėjimo pagrindų suformuotos komandos. Kokias problemas tai sukelia? Premjerė Inga Ruginienė atsiskleidė kaip manipuliuoti linkusi politikė. Jau nebeprisiminkime Tetos Vilijos, nebeprisiminkime atsistatydinusio Gintauto Palucko, atleisto Šarūno Biručio, paskirtos ir neprisiekusios Vaidos Aleknavičienės ir Ignoto Pokštų. Prisiminti verta premjerės kalbas, menamus kabutėse susitarimus, kompromisus, laiko tempimą, kitaip tariant, sukilusių kultūros žmonių dusinimą vardan Remigijaus Žemaitaičio, nes tik pastarasis veikėjas garantuoja Ruginienės 2 metrų kalėdų eglutei vietą Turniškėse ir ji bet ką padarys dėl savo posto, o ne dėl kultūros. Kultūros bendruomenė, protesto organizatoriai ne viename mieste vykstančios asamblėjos bus įvarytos į kampą. Protestas prieš Nemuno aušrą kultūros ministerijoje, protestas tarsi aliarmas dėl demokratijos būklės šalyje bus paverstas paprastu nepasitenkinimu dėl abejotinos reputacijos asmens, viceministro ar kokio kito patarėjo pozicijoje. Kitaip tariant, protesto kilnų tikslą bus bandoma sumenkinti iki protesto dėl pareigybės. Tikri valstybininkai dėl stabilumo džiaugtųsi pabudusią inteligentiškąją visuomenės dalimi, kuri gali padėti pastatyti reikiamą vietą nerimstančius marginalus, taip tik pridėdami valdantiesiems jėgos. Socialdemokratų partija buvo stabili valstybininkų partija, tačiau šiandien iš to vaidmens beveik nieko neliko. Visą šalį šokdina trečioji pagal rinkimų rezultatus partija, socialdemokratai prieš juos neatsilaiko ir iš valstybininkų tampa jei ne marginalais, tai neišvengiamais oportunistais. Kultūros bendruomenė tuo tarpu užčiuopia svarbų faktorių, kuris įmanomas tik demokratijoje. Tai autoritetas. Neabejotinai autoritetas įgyjimas ir rinkimų metu, tačiau tikėtis, jog po rinkimų visuomenė bet kokiu atveju liks rami ir nekvestionuos autoriteto, gali tik autoritarai. Tuo labiau, jog niekas nekvestionuoja rinkimų rezultatų. Tačiau koalicijos darbas ir valstybės realus valdymas gali stipriai skirtis nuo to, ką žmonės įsivaizdavo rinkdami. Ignoto torpeda į kultūros ministeriją skirta išmušti autoriteto lūkestį ir galima tik įsivaizduoti, kiek tokių Ignotų Nemuno aušra galėtų atsiųsti į kiekvieną ministeriją, jei nebūtų stabdoma. Ramintos Popovienės paskirimas prižiūrėti kultūros ministerijos veiklos barus viena vertus logiškas. Kita vertus, švietimo problematika yra tokio dydžio, jog kultūros poreikiai joje tiesiog paskęsta. Geras pavyzdys masteliui palyginti švietimo ir kultūros darbuotojų darbo užmokesčio didinimas 5% 2026 metų biudžeto projekte. Suma šių skirtingų sektorių atstovams skiriasi daugiau nei 10 kartų, atitinkamai 150 milijonų ir 12 milijonų eurų. Tokia pat yra tiek vyriausybės požiūrio, tiek švietimo ir mokslo sporto ministrės laiko skirto kultūros ministerijai proporcija. Ministrė su darbuotojais buvo susitikusi tik kartą, praktiškai tai atrodė taip. Ji gavo santrauką dėl poreikio 2026 metų biudžetui, viskas tuo ir baigėsi. Pradėkime nuo to, kad pačioje finansų ministerijoje ne pyragai. Finansų ministras kol kas turi tik 9 mėnesių darbo viešajame sektoriuje patirtį, nelabai pats išmano biurokrato triukus, ką jau kalbėti apie kultūros ministeriją, kurioje vis dar nėra jokio politinio atstovavimo. Nesant tinkamo politinio atstovavimo, biurokratinis atsakymas garantuotas. Pinigų nėra, ieškokite vidinių resursų arba užsidirbkite. Visos ministerijos, išskyrus krašto apsaugos ministerija, gavo nurodymą nusibraukti 5% nuo savo tęstinio asignavimo. Kultūros ministerijos atveju ta suma sudaro apie 18 milijonų eurų. Bet svarbu atkreipti dėmesį į reikšmingą aplinkybę. Finansų ministerija nubraukė 14,4 milijonų eurų iš ministerijos, tačiau kol kas nepalietė nacionalinių įstaigų biudžetų, kurie yra formuojami tiesiogiai, nes yra savarankiški asignavimų valdytojai. Ką tai reiškia? Nevertinant nacionalinių kultūros įstaigos biudžetų ir kultūros sektoriaus darbuotojų atlygio, likusios ministerijos sritys savo biudžetus turės susimažinti apie 10%.
Tad Lietuvos kultūros tarybos, Lietuvos kino centro, kultūros paveldo departamento ir panašių įvairių kitų per kultūros ministeriją finansuojamų programų ir institucijų laukia nemenkas diržų veržimosi laikas, kurio jau nematėme senokai. Galiausiai kultūros ministras, kaip joks kitas jo kolega, turi ypač akylai saugoti principus. Brandi visuomenė supras, principai dažnu atveju svarbiau nei konkretus darbai. Jokiame kitame sektorėje neegzistuoja tokio lygio savireguliacija. Jokiame kitame sektorėje lėšos nėra skiriamos gana sudėtingų mechanizmų būdu per tokias institucijas kaip Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos kino centras, medijų rėmimo fondas ir panašiai. Čia nepavyks kumščiu trinktelti į stalą ir pakeisti, pavyzdžiui, konkretaus festivalio finansavimo sumą. Dar daugiau, įstatymais taip surėdyta, kad daug sprendimų yra priimami kartu su kultūros ir meno taryba, kuri sudaryta iš aukščiausio lygio savo srities ekspertų. Tiesa, kultūros sektoriaus ekspertai jau puolami, socialiniuose tinkluose plačiai abejojama jų skaidrumu. Siejant abejonės su šmeižto požymiais ruošiama dirva kitokio stiliaus valdysenai, kai sprendžia ne nepriklausomos organizacijos, o pats ministras. Kyla didelis pavojus demokratiniais bei savireguliaciniais principais veikintiems kultūros dariniams. Žiniasklaidos laisvė taip pat vienas esminių kultūros ministerijos uždavinių. Nereikėjo net Nemuno aušros nurodymo. Patys socialdemokratai ar buvęs jų ministras necyptelėjo, kai LRT atžvilgiu buvo užsiundinti turinio auditai. LRT tiesiogiai priklauso nuo valstybės biudžeto, jiems kyla didelė pagunda ten šeimininkauti. Neatsispyrus pagundai dėl LRT, ateis ir privačios žiniasklaidos turinio kvestionavimo laikas. Ministerijoje specialistams labai sunku veikti, kai nežino ir nejaučia politinės komandos prioritetų, nes kiekvienoje viešojo sektoriaus sistemoje poreikių yra žymiai daugiau nei galimybių. Nedirbtinis intelektas palūžtų bandydamas rasti saliamonišką sprendimą vienos ar kitos srities finansavimui užtikrinti. Kita vertus, ministerijos specialistai negali diktuoti prioritetų, nes jie neturi politinės atsakomybės. Mažėja ir procesų skaidrumas. Ir prieš metus kultūros ministro komanda formavosi lėtai ir sunkiai. Sunku įsivaizduoti, kas norėjęs prisimti atsakomybę po chaotiško ministerijos sutorpedavimo ignotų. Savo srities ekspertų neprikviesi, lieka nedaug laiko, dirbti tektų patiriant didelį spaudimą. Tikėtina, kad į kultūros ministerijos politinio pasitikėjimo pareigybės bus pasitelkti partijos ar partijų darbininkai, kurie bandys išvairuoti iki kadencijos galo. Vienas skubiausių darbų, kuriam reikėtų politinio susitelkimo ir kurio turėtų prasidėti kultūros ministerijos naujoji kadencija, tai kultūros politikos pagrindų įstatymo įgyvendinimas. Didžiausia yda kultūrą suvokti kaip sektorių, kurį reikia administruoti. Įstatymų numatytas kelias nurodo kultūrai tvirtinti kaip horizontalę vertybę, kuri veikia kaip jungtis su kitomis sferomis. Kitu atveju ministerija visada veiks varguoliškų ištiestos rankos principų vyriausybės pusėn, o ne ištiestos rankos atstumo išlaikymo nuo kultūros sektoriaus principų, kuris yra pamatinis demokratiškumo kriterijus. Iki šiol kultūra išsiskirdavo kaip išimtinai pozityvų turinį kurianti sfera užsienio šalyse. Dabar grėsmė iškilo ne tik kultūros sezonui Vokietijoje. Stebime vis daugiau gėdą Nausėdą performansų kitų šalių scenose. Kultūros bendruomenės įspėjimas, jog mus stumia į padėtį kaip Vengrijoje ir Slovakijoje, sklinda greitai. Šalies įvaizdis lemia daugybę dalykų, pavyzdžiui, investuotojų pritraukimą, apie ką daug kalbama regionų politikos kontekste. Dėmesys ir investicijos artimiausių metų aplenks Lietuvą ne tik dėl šalia vykstančio karo. Galiausiai jau dabar reikia Briuselio koridoriuose dirbti ir koordinuoti veiksmus, ieškoti sąjungininkų, kad 2027 metais pirmininkaudami ES tarybai sugebėtume įgyvendinti savo nustatytą prioritetą – kovą su istorijos klastojimu. Laikas tiksi, kultūros ministerijos lyderystės šio klausimu nėra, todėl prioritetas gali likti vien deklaracija. Ačiū uždėmesi.